Let's say you're after a new family workhorse. You're faced with a dead simple choice. You can either buy an old banger and save the money for a rainy day, or you can blow the piggy bank and get the best thing that you can afford. Option 1 will probably bring you somewhere like this. Volvo 940 Estate in green. I bought it last week for 695 quid, and let me tell you, it was a steal. There is absolutely nothing wrong with it. It has electric windows, even heated seats, and a vast cargo area. The 2.3-litre engine is never going to break any land speed records, but it's never going to break full stop. Like most Volvos, it's built like a brick, toilet, and is a thoroughly excellent way to transport a family. Option 2, the one that involves emptying your savings account, could get you something like this. A Renault Modus. Bought it also last week for £4.5 grand, and it is also a steal. It's only 3 years old, has clearly been cherished, has clever functions like a boot chute, and even blinds for the back windows. Most temptingly of all, it was the first ever Super Mini to be awarded a maximum 5-star safety rating from Euro NCAP, the European New Car Assessment Programme. It too is a thoroughly excellent way to transport a family. Now, here's a question for you. Imagine these two cars collide head-on, each travelling at 40 miles an hour. Think about you and the person you care most about in the whole world being involved in a crash. The question is, which one would you prefer to be in? So come on then, which one would you choose? Because this really could be a life or death decision. And don't spend too long working it out, because Girls Aloud won't all fit inside. It has to be someone that you really care about, like your mum, or one of your kids, or that mate that looked after you when you had that funny turn in Amsterdam. Big old banger, or state-of-the-art modern car? The estate that looks like it's built from girders, or the Super Mini SWAT that's passed its safety exams with flying colours? Where would you want to sit? Frankly, it's something even the experts Net ekspertai nėra tikri dėl avarijos baigties, tačiau surengę pasaulinį lygio avarinį bandymą mes viską išsiaiškinsime. Po kelių minučių šie automobiliai trenksis vienas į kitą, kai smūgio suminis greitis sieks 130 km/h. Kuris automobilis pasirodys geriau? Ponios ir ponai, jūsų statymai prancūziškai. Žinoma, Volvo buvo pagaminta dar tada, kai naujų automobilių įvertinimo programa net neegzistavo, taigi jos saugumo reitingas labiau oficialus, tačiau ji turi ir vieną privalumą – dydį. Kaip toks skanėstas kaip Modusas sugebės atlaikyti susidūrimą su šiuo skandinavišku žvėrimi. Savo laiku 940 Volvo laimėjo saugumo rungtyje. Nuo tada žaidimo įnagiai gerokai pasikeitė ir laurus pradėjo skinti saugos diržai ir protingos oro pagalvės. Tačiau pakankamai pasirengusi ir užantyje turėdama 1,5 tonos masę, Volvo su mielu noru nušluos bet ką savo kelyje. Na, Modusas negavo 5 žvaigždučių tiesiog už nieką. Gal jis atrodo mielas, tačiau jis turi išskirtinai tvirtą kėbulą. Kai ekspertai tvojo šį automobilį važiuojantį 65 km/h greičiu į betono sieną, vairuotojo kabina nepatyrė jokių deformacijų. So, the big old Volvo against the clever little Renault. Hopefully, you've now decided which one you'd trust with your life, because we're just about ready for the big bang. Have you made the right decision? Well, stick around, because after the break, we'll tell you whether you live or die. Welcome back to the exact spot where in just a few minutes there'll be an awfully big mess. You see, look over here. See that tiny little Super Mini? Well, in a minute, that's going to come down here at 40 miles an hour. And this hulking great Volvo, you know, those kind of things you see mums driving around in, that's also going to be coming down here at 40 miles an hour. And they will meet here on this blue line at a closing speed of 80. Think about that, 80 miles an hour. You remember that choice we asked you to make earlier about which of these two cars you'd rather be in? Well, to help you visualise the results of that decision, we've put 2 crash test dummies in the front seats of each of these cars, just to represent you and the person that you love most in the world. Paklausykite, tai pasaulinio lygio avarinis bandymas. Anksčiau to niekada nedarėm. Ekspertai nenutokė, kuo viskas baigsis. Dieve, tas ir nereiškia, kad stovėti šioje vietoje tikrai neprotingiausias sprendimas.
Jėzau. Sus monkey. Jėzau, Jėzau. So, which car came off better in the crash? Well, a quick look at what had been the fronts of the two cars made the result very, very clear. Okay, so this is the Modus, and you can see here this is the front bumper beam, and the impact was on this half of the car, so very specifically here. And what's happened is, it's dissipated the energy of that crash straight across the whole front of the car. If you look at it, it could almost have been in a full-on, head-on crash. It's got rid of the whole front of the car. You look at this Volvo, and just the right-hand side of that car has just disappeared. That front wheel is roughly in the... So, Taigi, kuris automobilis avarijos metu pasirodė geriau? Vaizdas iš viršaus parodo, kaip lengvai tvirtasis Modusas trenkėsi į Volvo. Moduso priekis praktiškai neprarado savo formos. Tuo tarpu Volvo nosis susimaigė ir pusė jos tiesiog dingo. Labai sunku mažus automobilius padaryti saugius, tačiau Modusas sukonstruotas naudojant labai stiprų plieną, kuris paskirsto smūgio energiją į šonus ir porėmius, taip apsaugodamas keleivius. Modusas iš esmės panaudojo Volvo priekinę dalį kaip dar vieną gniauždimo zoną. Visa smūgio energija buvo nukreipta į automobilį ir matome, kad jis buvo sukoncentruota tiesiai į vairuotojo pusę. Pažvelkite šias duris. Jeigu galime tai pavadinti durimis. Pažiūrėsim, ar galime. Prieikite arčiau, pažvelkite. Visa automobilio priekinė dalis pasistumėjo čionai, prietaisų skydelis pajudėjo atgal. Net nematyti jo kojų, vadinasi, kojos buvo sumaitotos, jos patyrė sunkias traumas. Pajudėjo ir vairas, greičiausiai jame nebuvo oro pagalvės, todėl tikriausiai vairuotojas trenkėsi į galvą ir patyrė galvos traumą. Jeigu įvykio vietą atvyktų ugniagesiai, jie turėtų rimtai padirbėti, kol iš čia ištrauktų vairuotoją. Jeigu sugrįšim prie Moduso, pastebėsim, kad jis turi duris. Tiesiog atidarykim jas. Atsidaro, matot, sparnai šiek tiek sulinko, todėl man tenka atidaryti jas štai taip, tačiau reikia čionai. Pažvelkite. Matome, kad čia deformacijos žymiai mažiau. Šio vaikino kojos visiškai sveikos. Atrodo, kad jis pats galėtų žingsniuoti iš įvykio vietos. Galbūt jis ir patyrė patinės kojų dalies traumą, tačiau jos netokios rimtos, kaip Volvo vairuotojo. Jis įskleidė be oro pagalvės, tiek vairuotojo, tiek keleivio, kadangi nei vairas, nei prietaisų skydelis po smūgio nepajudėjo, greičiausiai trenkėsi į juos netaip skausmingai. Noriu pasakyti, kad keleiviai greičiausiai neturi galvos ar krūtinės traumų, ar bent netokių rimtų kaip Volvo vairuotojas. Naujų automobilių tyrimo programa turi prasmę tik tada, kai lyginami panašaus dydžio automobiliai. Ir tradiciškai sunkesnis automobilis turi pranašumą tiesioginio susidūrimo metu. Tačiau šis bandymas parodo, kad atėjo laikas paneigti tokias išankstinės nuostatas.